Na ką, arbatos puodelis paruoštas ir galime šiandien jau eksperimentuoti. Tai eksperimentas šiandien bus su kreminiu sūriu, bus labai skanus užkandis su kreminiu sūriu, pekano riešutais, spanguolėmis ir šviežiais laiškiniais česnakais. Aišku, troški bagetė. Padarysim, kai jau būtų troški. Ir pasigaminsime iš kelių ingredientų labai skanų užkandį, kuris labai greitai gali dingti nuo stalo. Tai va, tai pagurkšnojam arbatėlę ir einame dirbti. Ir su šiuo užkandžiu mes pradedame trečiąją dalį savo kalėdinio stalo receptų. Pradėkim. Nuo ko norėtumėt? Gal batono? Gerai, einam ieškoti peilio ir einame gaminti. Duonelė paruošta, dėti į orkaitę, kai užkais iki 200 laipsnių. Ir dabar yra darbelio susipjaustyti viską smulkiau. Laiškinį česnaką, spanguolės ir pekano riešutus. Čia yra mūsų Filadelfija, taigi einam dirbti. Čia reikia kitam video, tai šitą parodau, kaip bus, o jau next. Na va, ir pusė ingredientų jau yra kartu su kreminė užtepėlė. Čia dar pusę palikom papuošimui. Ir dabar viskas mes jau trauksime duonytį. Traški, o Jėzus, kraštai. Gerai. Na va, ir kaip gražiai atrodo. O kaip kvepia. Čia iš tikrųjų labai daug ką daro tas laiškinis česnakas, nes tas česnakėlis šitaip su ta spanguolė labai tokį gerą aromatą duoda. Tai va, tai dabar viskas, einame dirbėti, pasidarysime gražius 6 kalėdinius žaisliukus. Tikriausiai. Bandysim pasidaryti. Tai buvo persigalvota? Persigalvoju, žinokit. Šiaip iš tikrųjų taip norisi, atrodo, gražiau padaryti, va taip, bet, pradedu pagalvoti, kad jum patiem paprasčiau bus. Galvoju, gal tai yra pirštines dėtis, ar iš tikrųjų čia man taip gražiai visus 6 padarysiu ir visų pirma, daugiau to žaidimo. Jeigu norim šventėm ir taip daug visko pasiruošti, tai gal geriau darom greičiau viską. Ir tiesiog imam tą visą masę ir dedam čia į vieną krūvą. Na ir viskas, kamuoliuką padarėme, dabar dedame kokie 10 minučių šaldytuvą, kad pastingtų, nes viską reikės papuošti, apvoliuoti šitą kamuoliuką, tai kad viskas būtų standžiau. Nereikia gal lentelės matam. Na ką, gerai. Galim čia tada susimaišyti. Užkandžio idėja jau yra baigta, kaip matote, labai gražus kamuoliukas gavosi, padarėm jam čia kaip aureolę tokia ir va mūsų traški skani duonytė. Taigi neužilgo ragausime. Na ir ką? Ir tikrai labai greitai pasigamina keli ingredientai. Wow, atrodo, šiaip labai gražu yra patiekti ant medinės lentutės. Tikrai taip. Įspūdingiau atrodo, nors atrodo taip paprasta, bet tikrai gražiai. Ir papuošusiu stalą, svečiai bus laimingi, jūs sutaupysite daug produktų, nes tiesiog bus iš kelių. Na ir ką, ir ragausim, žiūrėsim, bet šiaip tikrai labai skanu, esu valgius, tai tikrai viskas. Esame po filmavimo jau, galime valgyti, labai skanu, labai gardu, riešutas, ta spanguolė, nu tikrai viskas dera kartu. Dar kartu arbatytę. Na ir va. Jeigu nepatingėsit, pasidarykit. Visi labai skaniai suvalgysit. Visi prasuks ratuką ir neliks. Taigi, kaip jūs bendraujate su rūkyta skumbrė? Šiandien, žinokit, reikės susidraugauti, nes šiandien receptas bus su ja. Ir kartu su dar keptomis daržovėmis orkaitėje ir burokėlių piurė. Bus labai skanus tartaras, mišrainė, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai va, tai eisime gaminti. Gan greitai, bulvės iškepa tam pusvalandukas, tai visumoje neužtruksim nei valandikės. Tai greitai. Taigi jeigu skaniai nori pasigaminti, biškį laiko reikia. Taigi einam. Bulvės viskas virto kubeliais.
pataisėm, dėsime kepti, tai orkaitė jau užkais. O kad morkos ir burokėlis įgautų geresnį poskonį, dėsime taip pat su bulvėmis kepti tik truputį trumpiau, gal kokį 15 minučių, kad neperkeptų. Uždėjom biškį prieskonį, alyvuogių aliejaus, kad atsiskleistų dar labiau pati daržovė. Tai va, ir viską įdėję, eisim ruošti skumbrę. Reikės ją išdarinėti, išimti pagrindinį kaulą iš žuvies. Turime čia žvejį. Ne, nori čia nėra. Teks pačiai su žuvim tarkytis. Na gerai, svarbu, ką galva nupjauta. Tai galvos nereikės jauti. Tai va. Jau kaip ir pusę darą padarėme, jau ten daugiau, tai viskas bus jau ten paprasčiau. Ką veiksit? Ką veiksiu, aš bandau susitvardyti nesuvalgius tos skumbrės, virtuvėj kvapas nuostabus. Kaip skanu, tai va dabar visą ją gražiai išlupsim iš tos kuros ir supjaustysim. Greičiau gaminam, darom, nes aš čia nebegaliu jau. Valgyt noriu, o čia prieš mane jau žuvis gatava, viskas, tai traukiu juodą duoną ir valgai. Nu, filmuojam, greitai. Ar bus ašarų? Aišku, ką bus. Aš jau lupo, jau jaučiu, kai prasideda, tai ką čia bekalbėt, kai jau pjaustai. Nežinau, reik man čia kalėdam jaučiausi prašyti kažkokią pjaustyklės, nes čia, nu tiesiog, kam tiek? Kam tas ašaras? Žinot, po 30 metų geriausias dovanos yra buities. Kombainai, keptuvės, katilai. Geriausias dovanas. Nu, žiūrėkit, padarėm ką tik. Skumbrės vyniotime. Ar blogai, ne? To dedama į foliją. Nes taip ilgai niekada nematau. Dedama į foliją savo. Kaip ir šventiški tokie krapą uždarinam viršaus. Bulvės mūsų jau iškepė. Pasigaminome burokėlių piurė. Nuostabi, žinot, kokia skani. Tik tai reikia vieno česnako skiltelės, truputį kreminio sūrio, šaukštas grietinės ir kaip skaniai. Tada ruošim toliau morkytę, susipjaustysime per tarką, kiaušinius per tarką susipjaustysime. Na ir ką, ir viskas. Ir tada jau galime mūsų tartarą mišrainę jau sluoksniuoti. Viskas, paskutinis darbelis prieš tartarą sluoksniavimą. Susitvarkom su kiaušiniais. Smulkiai va per pačią tą smulkiausią tarkos pusę susitarkuojam. O dabar gaminuosi padažą. Kadangi mes truputį prirengėme majonezo, tai aš santykis 1:1, žodžiu, dėjau majonezo 2 šaukštai ir 2 šaukštai graikiško jogurto. Tai man labiau tiks tas variantas, o jūs jau galvokite, ar majonezas visiškai, ar taip pat kaip aš. Miksuokite. Tai va, dabar pradėsim viską sluoksniuoti šiam gražiam, skaniam tartarui. Na va, jau įpusėjome. Jau sluoksnis yra bulvių, skumbrės ir mūsų majonezas su graikišku jogurtu. Uždėjome morką, dar kartą majonezo sluoksnį, kiaušinį ir dabar burokėlių piurė. Padarėme pertraukėlę, palaikėme mūsų tartarą šaldytuve, kad truputį sustinktų ir gražiai išsitrauktų iš formelės. Va, koks gražuolis. Ir ką? Tiesos akimirka. Ar tikrai gražiai padarėme sluoksnius? Pavyko gražiai ištraukti, užteko laiko. Mes nedaug te palaikėm. Kur mano yra tarkikė? Kur greitai toj papuošime. Ir galėsime jau siųsti fotosesijai ir ragauti. Tiesiog nuostabu. Kaip viskas skanu. Surimuoti net galima, žiūrėkit. Labai viskas čia dera. Ir taip, aišku, buvo aišku, kad čia viskas bus skanu. Tiesiog reikia, kaip, kadangi šventė, kalėdos, gražiai patiekti, kad būtų ir mum gražu, ir svečiam gražu. O svarbiausia, tai kad skanu.
Ir noriu priminti, kad pilni visų receptų aprašymai yra po reelsais, kiekviename atskirai. Tai viskas detaliai yra parašyta. O jeigu kas, klauskit, rašykit, komentuokit, nebijokit. Šiandien pasigaminsime labai šventišką, prabangų ir gražų užkandį. Be abejo, labai skanų. Taigi matote, keli ingredientai, tokie paprasti, nieko ypatingo. Špinatų kalnas. Tai darysime gražų žalią biskvitą, tepsime kreminę užtepėlę ir dėsime lašišą. Viską susuksim, tik reikės, kas svarbiausia, palaukti. Porą valandų, 3, geriausia ir naktį, jeigu iškenčiate. Ir tada jau supjausim ir patekim. Tai va, dabar viską susakiau, tai gaminam. Rodom. O, jeigu taip sukalbėčiau visada, tai sutaupyčiau kiek laiką, kiek mes kartais perkartojam, žinokit, kartu. Nesigauna iš pirmo karto viskas. Kartuoji, perkartuoji. Palaukit, aš jau čia šniokuoju kažką. Gerai, viską susėmam. Filmuojam. Filmuojam! Dabar atskirsime baltymą su tryniu. Tik atsargiai, kad nebūtų kokios avarijos. Dabar darome labai atsakingą darbą. Į špinatų tyrę įmaišome plaktus baltymus. Reikia gražiai maišyti, kad nesukristų. Ir ką, ir viskas. Visą tai dėsim ant kepimo popieriaus į skardą. Padarysim tokį gražų vyniotinį ir šausim kepti. Orkaitė jau įkaitusi, jau laukia. Šio gražaus šventiško žalio biskvito. Va, dabar jau gražiai paskirstome biskvitą. Darome tokį gražų stačiakampį. Nei per ploną, nei per storą. Iš tikrųjų taip gražiai ir gaunasi per visas skardos ilgį. Reikia čia mum jį. Mūsų biskvitas kepa. Dabar pasidarome įdarą. 1 pakelis kreminės varškės. 1 indėlis kreminė sūrio su žolelėmis. Druska, pipirai palei jūsų skonį, kaip norite. Ir dar įdėjome šlakelį citrinos. Ji labai tinka su lašiša. Truputį rūgštėlės. Jeigu, aišku, norite tokio dar saldžio rūgštumo, tai įsidėkite cukraus. Aš čia nedėsiu. Labai gerai. Na ką, reikia laukti 10 minučių kepa biskvitas ir tada jau tepsim. O lauke saulė už lango šviečia, žinokite, aš čia tiesiog ir čia gaminu, ir čia žiūriu, ir gaminu, ir čia žiūriu. Kaip smagu matyti mūsų gruodyje saulę. Jo, paskutinis darbėlis dar, ką turime pasidaryti, susipjaustyti plonomis juostelėmis lašišą. Čia jau pasirinkite, kokią norite, ar patys sutikit, ar rūkytą pirkit. Čia pas mus yra rūkyta. Reikia traukti atsargiai, neskubėti, kad nepasitemptų. Ir tai mes jau ištraukę iš orkaitės, palaukėme 2-3 minutės, kad truputį atvėstų, bet ne per daug, kad nebūtų visiškai atvėsęs, dar jis turi būti šiltas, kad lengviau nusijimtų ir svarbiausia susisuktų gražiai, nes gali plyšti, jeigu lauksit ilgai. Sulaikome kvapą, tepame. Viskas gerai, kremo visiškai pakanka to kiekio, labai gražiai tepasi. Tik norisi išskirstyti, kad būtų to lygiai. Ir jaučiat įtampą prieš sukant. Jaučiu, žinokit, kad tikrai padaryti gerai, nes atrodo truputį per daug atvies, vėl gali būti problemų. Ir žinot, šitą kai jau prieš kamerą darai, tai norisi padaryti viską jau puikiai. Viskas, galim sukti baterijas įslaunam. Ir viskas, dabar susukę dedame
dedame į šaldytuvą 2-3 valandom, geriausia per naktį. Tai kaip jau jūs pasigaminsit. Ar kalėdų rytą, ar per kūčias dar darysit iki pietų. Ar ta lentėlė gal man negerai, nes reikia dėti ant kažko šviesaus dėti. Na ką, ir viskas. Ir atsisveikinam dabar su juo. Na ir ką, lauksime. O iš tikrųjų nelauksime, žinokit. Čia tegu jis būna ramiai, o mes toliau ruošiamės kitam receptui per tą tarpą, kol per 2-3 valandikės čia mums sustings. Taigi, keičiam aprangą, keičiam ingredientus ir vėl einame gaminti. Na ką, viskas, nauja apranga, nauji ingredientai ir taip pat labai gražus, skanus, šventiškas užkandis su spanguolėm, kriaušėm, brisūrė, riešutukais, nu žodžiu, greitai lekiam gaminti, čia bus labai labai skanu. Traukiam greitai lentelę. Peilis, aišku, kriaukti nenuplautas, dar iš papraeitą receptą, tai dar reikia nusiplauti. Ir vėl dėliojat. Jo, viskas čia labai greitai vyksta, paprasta. Sudėtas mūsų duonelės. Tepame alyvuogių aliejumi. Filmuosim? Čia tik filmuojam, rodom. Gerai. Elementarus jau. Tas alyvuogių aliejų apšlakstymas. Na ir viskas, 5-6 minutės ir bus apskrudę. Pasidedam ir tada toliau einame pjaustytis brisūrio. Plonais griežinėliais, bent jau bandykim. Taigi jūs neragaujat. Tu kažkai neragaujam šiaip. Taigi žinai, koks temperatūros yra. Čia ne ką man verts. Brisūris, teisingai. Ką čia man tas kampiukas nei čia man nelabai kur tinka. Tas man nelabai. Gerai, tai dabar viską čia pasiruošiam. Čia pasitraukiam, čia mums reikės čia. Riešutukai, tai einam pjaustyti kriaušes. Plonai. Dabar tai galvoju, ar pačiai pjaustyti, ar įsitraukti aparatą. Gal aparatą traukiam? Batuokį va. Labai gerai, žinokit, nusprendžiau. Nes iš tikrųjų grožis patiekime vis tiek labai daug ką daro, tai tikrai tokio plonumo pats nesupjaustysi. Tai pasiekam į pagalbą. Pas mane kriaušė tokia didelė. Šiek tiek gal ir mažesnė galėtų būti. Oi, nu kokias gražios juostelės. Šiaip aš labai mėgstu pjaustyti va su šito aparatu, tai baklažanus, cukinijas, labai gerai supjausto. Na va, ir kaip tik užteko mums šio brisūrio, dar va liko tokie kampiukai va suvalgyti. Liuks. Ir sprendžiam, kaip norim. Ar norim šaltos kriaušės, ar norim šaltos kriaušės. Va dabar darom ir galvojam, kaip darom. Esu valgiusi šaltą kriaušę, dabar galvoju, ar dėti, kad būtų šilta ar ne. Nes dabar dėsim į orkaitę 2 minutėm, kad truputį brisūris pašiltų ir biškį toks paskystėtų. Ką daryti? Kol šyla mūsų brisūris, mes pasišildome medų vonelėje, nes reikės truputį medaus pagardinant viršų. Ir čiobrelis. Kaip čia bus skanu, žinokit. Reikia viską pabaigti. Na, man kaip gražiai atrodo. Mūsų medus šyla. Riešutukai skrunda. Pabaigime uždėti kriaušės. Tik žiūrim, čia dabar liko tokios labai
didelės, tai gal reikia biškį jau bandyti jas nupjauti jau. Labai suviliojo tokia didelė graži kriaušė prekybos centre, bet kad čia gal reikėjo truputį ir mažesnės. Gerai, viskas liuks. Tai dabar dėsime šios spanguolių padažą. Pasidariau pati, buvo šaldytos spanguolės, vanduo, cukrus ir truputį apelsino sulčių. Liuks. Puošiame dabar skrudintais graikiniais riešutais. Čia labai jie tinka, tas truputį kartumas. Žiūrėkit, užtieksiu įdėliai. Man lengvai pagaminamas, kaip gražiai atrodo. Tik spanguolių patį džemą reikia tokį tirštesnį, nes aš žiūriu, kad mano pačios gamybos truputį buvo per skystas, tai nori pabėgti nuo kriaušės. Bet kaip skanu. Nu visiškai kalėdinis užkandis, tikrai. Viskas eina valgyti. Čia biškai taip pavalgyti ramiau, čia prieš tą kamerą, tai čia gali ir liežuvį įsikasti. O jas, taip žiūriu, taip tokį grožį. Na ką, praėjo mūsų laikas. 2,5 valandos, tiek išlaukėme. Ir vyniojame. Gražuolis savo, tikrai jaučiasi, kad yra pastingęs. Na ką, viskas paserviravome savo užkandį ir dabar papuošime ikrais. Ir dabar galvoju, kaip čia gražiau papuošti. Tai buvo persigalvota. Tai va, žinok, sprendėm ir mum atrodo, kad aš taip galvoju, kad labai gražiai bus šie ikrai, spalvos įduos, bet kad tos spalvos ir taip yra daug. Tai pradėjom dėti ikrus ir žiūrim, kad kažkaip kaip ir nupigina mum truputį tą tokį šventišką užkandį. Tai aišku, kad čia labai tinka tiesiog citrinos, žievelė tarkuota ir viskas. Labai gražiai atrodo. Neša patkinti. Taip. Prašau, jūsų dalis darbo. Na, tai norėtumėte paragauti. Norėtumėte tiesa? Labai gražiai atrodo. Uždėjome ikrus geriau ant viršaus ir kiekvienas savo sėdės, kiek jau norės. Tai va. Labai geras skonis. Nepagailim lašišos. Kreminis sūris tiesiog tirpsta burnoje. Špinatų poskonis. Nu tiesiog. Šventiškas, skanu, o kogi reikia. Pasiriausia, kad lengva, nesunku pagaminti. Pasigaminat iš anksto, palieka šaldytuve, opa, reikia stalo dėti, supjaustot, patiekiat su ikriukais ir viskas. Gaminkit, netingėkit, jauskite meilę maisto gamybai. Taigi ačiū, kad sekate mane, kad spaudžiate like, laukite kitų receptų, komentuokite. Ir iki sekančio, iki skanių patiekalų mūsų šventiniam kalėdiniam stalui. Bye bye!